Taigi mokslininkai neseniai neišrado, tiesiog pradėjo taikyti instrumentą panašus į Kirgeno metodą, kuris testuoja žmogaus energetinį lauką. Ir tą lauką, jo fantominį lauką, tai ir tiesiog žmogus, pavyzdžiui, eina ir jisai parodo, kiek fantomų paskui jį eina, kiek tie fantomai gali išbūti jo lauke, būtent tame lauke, kur jisai buvo. Ir tų fantomų yra lygiai tiek pat, kiek yra ir efirinių laukų, ir kiek jo laukų yra, tai tiek tų fantomų yra. Ir tiesiog, kai žmogus juda, tai tie fantomai eina paskui jų. Tai jeigu jūs įsivaizduotumėt, kai yra matrioškos, tai čia yra tas panašiai. Tai man tapo įdomu, kiek tie fantomai gali išbūti šiame lauke. Paprastame lauke, kur pavyzdžiui, žmogus negyvena, bet tiesiog praeina, prabėgom užeina, kad ir parduotuvė, kiek toje parduotuvėje gali išbūti jo fantomai. Tai mes vėl atėjęs susisieksime. Mėlieji, nes pirmiausia priklausomai nuo to, kokius jisai turi prisirišimus. Ar jisai eina į parduotuvę tik tai pirmą kartą, ar tai jisai jau yra prisirišęs prie tos parduotuvės, prie atitinkamo interjero, ar tai atitinkamo patinkantiem tam parduotuvė, ir jisai ten dažnai lankosi. Tai nuo lankomumo kiekio ir ne kiek jisai yra ten buvęs, priklausomai jo fantomai jie ir būna atitinkami. Jeigu jis ateina pirmą kartą į parduotuvę, tai taip, jų fantomų skaičius yra daug ir tie fantomai, jie įsiskaido, jie tarsi, kaip ir minėjo mano kontaktuotoja, tai tarsi matrioškos viena per kitą einantis. Tai pirmiausia įsiskaido efirinio lauko fantomas, taip toliau eina astralinis laukas, ir paskui visi kiti, ilgiausiai yra išbūna mentalinis laukas. Mentalinį lauką jūs dar galite jausti, jūs dar galite tarsi jautresnis žmogus, jūs dar gali pajausti, kad tai vaikščioti, būtent šiame lauke, kur šitoje patalpoje, kur buvo tas žmogus, gali būti įvairios ir mintis kaboti ore, tiesiog tai energija, ta energija dar labai gerai jaučiama, būtent mentalinis laukas, jisai gali išbūti iki 9 parų. Pirmiausia, įsiskaido, kaip ir sakiau, efirinis, astraliniai laukai, efirinis laukas, jis arčiausiai yra kūno, jis greičiausiai ir įsiskaido. Jisai gali būti nuo 1 iki kelių valandų, tuo tarpu astralinis laukas, jisai gali būti iki 1 dienos, o kiti laukai, kaip ir sakiau, išbūna ilgiausiai priklausomai nuo to, kokias jisai emocijas išleido. Taip, tai irgi priklauso nuo to, kokias jisai emocijas išleido. Tai išbūna tas astralinis laukas, būtent šioje vietovėje, kokias jisai mintis leido, kokias energijos jos buvo. Lygiai taip pat priklauso ir jo mentalinio lauko išbuvimo laikas. Taigi, galite įsivaizduoti taip pat, kai jūs važiuojate po autobusu, žmogus atsistoja į jo stotelį, jis išlipo, o jo fantomai jie dar visi liko, jie dar visi yra. Tai tarsi antspaudas, kuris palieka, tos energijos pasilieka dar po to žmogaus. Jeigu jūs atsisėdate į to žmogaus sėdynę, kuris įsidėjo, jeigu šitas žmogus buvo destruktyvios energijose, jūs galite jausti nepatogumą, nemalonumą, nejaukumą būtent šioje sėdynėje. Tarsi jūs įeinate į tą jo vietą, į tą jo fantomą ir jūs galite perimti jo įvairias energijas, jūs galite perimti jo įvairias programas, tai įvyksta jums nejučiom, bet tai į jūsų lauką jau galite įeiti. Aišku, tai tarsi lygiai taip pat ir kai mentalinėme lygyje, jūs galite perimti jo mintis. Tai yra jūs galite tai nepajaučiant, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus yra destrukcijos energijose vedantis savo gyvenimą, tai jūs galite pajausti lygiai taip pat susierzinimą, pyktį, būtent šioje vietoje, ar kažkokį sumišimą, nesusipratimą, nejaukumą, tai jūsų kūnas jaučia, ar tai gali prasidėti kažkoks tai kūno stabas, ar tai kūnas pradeda reaguoti kažkaip jums nelauktai ir nesuprantami. Tai ypatingai labai jaučia tokias energijos širdis, jinai gali pradėti plakti nei iš šio, nei iš to, vystytis bradykardiją. Taigi energijų pasaulis yra labai didelis ir labai platus. Jūs labai dar mažai ką žinote apie energijų pasaulį, bet tai jau pabiškai pradeda jūsų mokslininkai jau parodyti, atperkti akis. Aišku, pirmiausiai, tas, kas vystė ezoterinės žinias, jie žinojo pirmiausiai, nes kadangi jų aukštesnis aš yra atvertas,
protas ir jie eina pagal savo pajautimus. Bet tuo tarpu mokslininkai su savo prietaisais jau dabar jau pradeda atrasti, išvildenti, parodyti jums, atmerkti akis, kas domisi, jau tikrai tai galite jau sužinoti ir pamatyti, įsitikinti, kad tai visa tai, ką minėjo ezoterinėje pusėje, tai buvo tiesa. Taigi, kaip matote, taip pat kūnas, jeigu jisai turi kažkokių įpročių, kažkokiu tai, kažkokiu dar tai įprotis, tai kažkoks priklausomybė, jisai gali eiti į tą parduotuvę, ar tai kažkur, tai jeigu jisai vaikšto dažnai toje parduotuvėje, tai jo eteriniai, jo šitie laukai gali būti daug ilgiau, tos energijos gali išbūti ir pasiskaidyti po kitus žmonių laukuose. Taigi, tuose parduotuvėse, kur labai ypatingai daug žmonių, galite pastebėti, kad renkasi ateina žmonės ir tokie, kurie nori tiesiog vampiruoti ir tiesiog atiduoti tai, ką pasiimti, tai, kas yra galima pasiimti tas energijas, ir taip pat jie dalinasi savo negandomis, nesklandumais, jiems pasidaro lengviau, taip jie vampiruoja, tiesiog pastebėkite, kad tai, kas tiesiog sėdi, tai, kas tenai būna, tiesiog stebi žmonės, jie nejučiom, jie pradeda vampiruoti. Taigi tai įprastas dalykas, jeigu jūs tai pasigilintumėte giliau, pamatytumėte, kad jie taip pasikrauna. Taigi daug yra didelis žmonių spūstis, duoda savus rezultatus. Taip galite jaustis išsekinami, išgluminami ir išmušami iš savo vėdžių. Ir tai įeiti į save paskui būna daug sunkiau jums. Tuo tarpu, jeigu žmogus jisai gyvena tuose namuose, jeigu, ta prasme, namuose energija, jeigu jūs perkate kitą namą, kitą butą, tai jeigu žmogus sąveikauja su šią vietovę per savo danką, tai ta danka jinai įsigeria į namų sienas, į namų lubas ir kol žmogus gyvas, ta danka jinai lieka. Ir čia yra tas pats kaip ir, su asmenybė, taip, kuri jinai pasilieka netgi po mirties. Tai tas energetinis laukas, kuris pasilieka po mirties. Kiekvienas jūs sukūrėte savo, ne tik tai kažkokius tai lervas, ar tai kažkokias mintys, lerva gali būti tai destruktyviose pusėse, bet jūs galite sukurti ir savo subasmenybę, tai tą energetinį lauką, tuo, kas jūs esate. Tai yra jūsų asmenybė, jūsų energija, jūsų energetinis laukas. Ir tas energetinis laukas, jisai gali būti, ypatingai, jeigu jisai yra destruktyviame lauke, jeigu jisai yra prisirišęs, jūs esate labai, ta prasme, kietos širdies, jūs netverite savo širdį, jūs esate prisirišęs, turite savo prieraišų, turite savo tai, kas jūs pririša prie šio gyvenimą, turite savo polėkių, užsispyrimų, iš destruktyvios pusės, tai ypatingai būtent ta asmenybė, jinai labai gali ilgai išlikti, tas energetinis laukas, ir gali išlikti ir netgi jums perėjus į kitą gyvenimą, kaip subasmenybė gali jums prisitraukti į kitą gyvenimą pagal jūsų DNK. Tai yra gana dar vienas įrodymas, kad visą laiką reikia stengtis būti lankščiam ir sugebėti priimti ir paleisti viską, kas bebūtų šiame gyvenime. Nes tai, kaip žinote, tai tik tai teatras, tai tik tai vaidinimas, kur jūs vaidinate įvairias rolės. Tai tiesiog priimant, paleidžiant ir nereikia prie nieko užsiciklinti. Kuo daugiau žmogus yra susispaudęs, užsibuvęs, priklausomas nuo kažko, tai tuo labiau jam yra sunkiau, tuo sunkiau ta energija ir išlieka. Jinai negali įsiskaidyti, negali nueiti ir susijungti su absoliutu. Tuo tarpu, jeigu yra skaistus žmogus, jisai jo subasmenybė, kas jinai bebūtų, jinai pradeda irti ir jinai tiesiog išeina susilieja su absoliuto energijomis. Tuo tarpu, taigi, kaip matote, fantomai lygiai taip pat jie priklausomai nuo to, kiek tas žmogus yra susijęs su ta aplinka, kiek jisai yra palikęs savo danką, tai būtuose yra žmonių danka, tie danka įsigeria į sienas, į lubas ir jie būna tol, kol žmogus būna gyvas. Ir tik tai 49 dienų jisai pradeda irti, visi eteriniai laukai, po jo mirties, o energetinis laukas gali būti dar 40 dienų. Taigi, kaip matote, labai priklauso nuo to, ar žmogus jisai bus prisirišęs
ryšys, koks jisai žmogus, kokios jisai energijos įgyveno tą gyvenimą ir kaip tos jo energijos įveikia.